Senos statybos butai. Visų pirma, pradėkime nuo dokumentų. Svarbiausias dokumentas yra buto planas, nes jis dažniausiai yra kitoks, negu yra butas realybėje. Bet dėl to problemos nedarykim. Yra matininkas, kuris tą problemą sprendžia. Sprendimas gali užtrukti nuo poros savaičių iki poros mėnesių, bet tikrai galima išspręsti, jeigu tik pardavėjas nori. Gali kainuoti nuo poros šimtų ir iki 1000 eurų, bet čia viską turi apmokėti pardavėjas. Aš kontaktą matininko duosiu. Pasiskambinkit, pasižiūrėkit. Aišku, dar tokio buto iškart nesirezervuokit, palaukit, kol matininkas pasakys maždaug kiek kainuos, kiek užtruks ir ar pardavėjui tinka. Nes jūs tai žinodami, suprasdami situaciją, galėsit spręsti paprasčiau ir daugiau dėrėti su pardavėju. Renovacija. Aš asmeniškai rekomenduoju pirkti butus renovuotose daugiabučiuose, nes bus mokesčiai mažesni, butas šiltesnis ir nebeliks problemų, sakykime, šoniniuose butuose ir 5. aukšte arba viršutiniam aukšte. Stogas dažnai būna pakeistas, surenovuotas, o šoniniai butai jau nebeturi šaltos sienos ir tokios pelyjančios, tad irgi tie šoniniai butai ir viršutiniai tampa patrauklesni, nors jų kaina žemesnė, bet jūs galite jį nusipirkti ir jau tame nebebus tokių didelių problemų. Netaip mėgiami butai. Tai yra aukščiausi aukštai, jų dažnai nemėgsta, nes reikia daug lipti, labai šaltas žiemą ir labai karštas vasarą. Tai tą problemą gali išspręsti kondicionierius, tikrai dažnai pelyja 5. aukštas, tai galite įsidėti irgi, kaip minėjau, mini rekuperatorių, kuris išspręs kažkiek tą problemą, arba naudoti drėgmės surinkėją. Tai jeigu taupot labai pinigus, tai turėkite omeny, kad kondicionierius kainuos apie 1000 eurų, drėgmės surinkėjas kokius 400, bet nusipirksit butą pigiau. Tada kitas dalykas, kiti butai, tai yra šoniniai. Šoninis butas, jeigu jisai nepelyja, vis tiek dažniausiai bus šoninė siena šaltesnė ir butas pats bus vėsesnis. Ką galite padaryti? Tai iš vidaus apsišiltinti, tikrai vieną sieną arba dvi apšiltinti tiek brangiai nekainuos, gal apie 1000 eurų, gal dar mažiau. Tai tikrai dėl to labai nebijokit ir tiesiog turėkit omeny, kad reikės papildomai investuoti. Ir pirmi aukštai. Labai žmonės anksčiau bijodavo dėl saugumo 1. aukšto, bet jau tos problemos daug kur nėra. Iš tikrųjų, aš pagrinde Kaune dirbu, tai 1. aukštas tikrai nėra toks blogas variantas, nebent labai esat jautrus garsui, nes durys darinėjasi, visi kaimynai eina per jūs. Tai faktas, kad reikėtų tada rinktis butą aukščiau, jeigu turit tokią garso problemą, bet ir tai galima spręsti su geresnėm durim, su geresniais langais ir panašiai.